Nežinote, kaip lengvai ir paprastai prisijungti ir apmokėti savo sąskaitas už butą internetu? Aš jums padėsiu. Visų pirma, savo internetinėje naršyklėje įrašykite adresą tavopastogė.lt. Atsivėrus tinklalapį paspauskite nuorodą Mano butas ir pateksite į savitarnos svetainę. Pirmą kartą jungiantis prie elektroninės savitarnos sistemos Mano butas reikia užsiregistruoti. Spauskite nuorodą registruotis. Buto identifikatorius skirtas vartotojų registracijai yra mokėtojo kodas, kurį jūs rasite savo popierinės sąskaitos viršuje kairėje pusėje. Tada suveskite mokėtojo kodą ir spauskite Tikrinti mokėtojo kodą. Elektroninė savitarnos sistema Mano butas patikrins suvestą mokėtojo kodą ir suteiks jums galimybę tęsti registraciją. Patvirtinkite savo elektroninio pašto adresą bei sukurkite saugų slaptažodį, su kuriuo turėsite jungtis kitą kartą. Žemiau įveskite automatiškai kompiuterio sugeneruotą kodą. Susipažinkite su paslaugos Mano butas teikimo taisyklėmis. Patvirtinkite, kad su vartotojo sąlygomis susipažinote. Pažymėkite, jog sutinkate su elektroninės savitarnos sistemos Mano butas sąlygomis ir spauskite registruotis. Dabar prisijunkite įvesdami mokėtojo kodą ir susikurtą slaptažodį. Pirmą kartą jungiantis, sistema jūsų paprašys aktyvacijos kodo, kurį rasite savo anksčiau nurodyto elektroninio pašto dėžutėje. Nukopijuokite kodą ir įklijuokite į tam skirtą laukelį. Spauskite aktyvuoti. Sveikiname, jūsų registracija baigta. Jūs jau esate elektroninėje savitarnos sistemoje Mano butas ir matysite savo sąskaitas už butą, skaitiklių rodmenų deklaravimo istoriją per paskutinius 6 mėnesius bei kitus duomenis. Taip pat matote kiekvieno tiekėjo mokėtiną sumą bei praėjusio mėnesio deklaruotų skaitiklių duomenis. Skaitiklių rodmenys deklaruoti būtina prieš apmokant sąskaitą. Jie deklaruojami užpildant skaitiklių deklaravimo lenteles sąskaitoje. Apmokant sąskaitą jūs privalote deklaruoti rodmenis įrašydami skaitiklių rodmenis langelyje iki. Deklaruojamas rodmuo iki negali būti mažesnis už rodmenį nuo. Mokant didesnę ar mažesnę sumą nei pateikta sąskaitoje turite tiksliai nurodyti, kiek ir kokiam tiekėjui yra mokama. Užpildę visus rodmenis puslapio apačioje esančioje eilutėje iš viso mokėti, matysite, kokia šiuo metu yra jūsų mokėtina suma. Jums nieko nebereikia skaičiuoti. Įvedus naujus duomenis, sistema automatiškai perskaičiuoja mokėtiną sumą. Jeigu jūs pasiruošę atlikti mokėjimą, turite spausti Apmokėti. Elektroninė savitarnos sistema Mano butas automatiškai sugeneruos sąskaitą apmokėjimui. Sistema Mano butas patikslins, ar tikrai norite apmokėti sąskaitą. Jeigu sutinkate, spauskite Gerai, jei nesutinkate, spauskite Atšaukti. Sistema automatiškai suformuos bankinį pavedimą specialioje iššokančioje pilkoje lentelėje. Pasirinkę banką, kurio elektroninę bankininkystę naudojatės, prisijunkite prie jo įvesdami internetinės bankininkystės prisijungimo duomenis. Spauskite Prisijungti ir mokėti. Įveskite patvirtinimo kodą ir spauskite Siųsti. Štai ir viskas. Kai mokėjimas bus atliktas, informuosime elektroniniu paštu. Ar mokėjimas sėkmingai įvykdytas, matysite ir Mano butas asmeninėje paskyroje. Čia galėsite peržiūrėti mokėjimą. Prieš užverdami paskyrą nepamirškite saugiai atsijungti. Mano butas – registruotų vartotojų erdvė.